Sveiki, žvejuprekės.lt ir šiandien pristatau naujieną, tai Manuvelio Assassin laiveliai, kurie puikiai atitinka kokybės ir kainos santykį. Yra išvaizdus ir tikrai kokybiški daiktai, kadangi surinkimo kokybė tikrai nuostabi. Trumpai apžvelgsim šiandien jį, tai kaip matot, jį komplektuoju pilnos komplektacijos, gaunate dėžutę PVA kojinėms, šėrykloms ir panašiai, kuri lengvai numontuojama, taip pat lengvai ir primontuojama atgal. 2 baterijos po 10 ampervalandžių, tai viso 20 ampervalandžių su gan saugiom dėžutėm. Tai yra baterijų dėžutė yra gan gilaus uždarimo, taip pat turi nubėgimo latakus, jeigu vanduo patenka, todėl šičia vanduo neužsistovės, nebus jokio trumpo jungimo. Baterijos lygio indikatorius, lanksti antena, nenulaušiu taip lengvai. Dėkui Baitboat remontui už galinės variklio apsaugas, kad neįtraukti žilkos ir panašiai. Valdymas yra itin paprastas, su vienos rankos pulteliu, kuris yra pilnai informatyvus. Matom tiek baterijos voltažą, tiek pultelio voltažą, ryšio atstumą, kadangi aš dabar prie pat tai ryšys vadinginėja, bet patrauks, kuo puikiausiai atsiranda. Taip pat 12 voltų varikliai, itin galingi ir tylaus veikimo. Įjungimo mechanizmas pilnai hermetizuotas, atsidarimas, taip pat elektromagnetai ir visa kita. Tai kaip matot, atsidarė gražiai, tyliai, užsidaro lygiai taip pat ant magnetėlio, galinė dėžutė, bam, atsidarė. Lygiai taip pat galim ją ir uždaryti. Uždarom. Ir trumpai parodau, kaip jisai veikia ant vandens. Prasiplauksim ir pamatys visą smagumą. Atsitraukiam. Dirba tyliai ir ganėtinai greitai plaukia, tai galim iškart plaukti pažymėtą tašką. Ir jisai be jokio lanko iš karto tiesiai plaukia į taškelį. Taip pat yra ir kruizo kontrolės, visas informatyvus valdymas. Apšvietimą galima išjungti, įjungti, nuplaukus į tašką. Mes jį galim pargrąžinti namo, tuo jau atsiras taške. Ir tuoj pargrąžinsim namo kažkur į šitą vietą. Tai va, jisai be jokio lanko, nieko, sukasi tiesiai ir plaukia namų link. Tai šičia jau vien tik tas dalykas yra kur kas geresnis negu visi flytekai ir panašiai, nepaisant surinkimo kokybės. Nėra jokio vandens pralaidumo ir taip toliau. Bei išvaizda ir valdymas yra labai patogus, ypač tas vienos rankos pultelis yra kur kas patogiau negu turėti dviejose rankose. Tai va, kaip matysit, šičia kažkur sustos. Va, taip to pat plaukia. Aišku, paklaida gali būti, čia viskas normalu, bet ta paklaida bus žymiai mažesnė negu pas kitus. Tai ką domina šis laivelis? žvejuprekės.lt. Jei turit klausimų, galit klausti, parodysiu, paaiškinsiu apie šį laivelį. Ačiū už dėmesį.